grupėje galėjo gautis tokia situacija, kad su 13 taškų komanda nepatektų į atkrintamasis varžybas, jūs tą tokį teorinę galimybę kaip ir sugriovėt. Džiaugiatės dėl to, ar liūdit? Jeigu atvirai, tai net nežinau, ką jūs sakėt ir dabar pasakau, kad mes tikrai net nei mąstėm, nei galvojom, nei nieko, mūsų planas buvo pergalė, bet neliūdžiu pasibaigus varžybom ir šito rezultatų, nes ŽV atrodė puikiai, pradėjo šešiese, mes nesugebėjom net progų sukurti. Tikrai aš manau, žinau, kad jie pasakys, kad jie buvo vertesni pergalės, bet aš manau, kad lygiosios buvo logiškas rezultatas. Šiaip, kalbant apie jūsų komandą, tai sužaidėt vienas prastesnių rungtynių. Aš nesakyčiau, kad mes sužaidėm prastesnės, mes tiesiog žaidėm kitaip negu iki šiol, o prie kitokio žaidimo plano reikia pratinti. Čia tas laikas per trumpus, čia ne Anglijos Premier lyga, kad mes turim 9 mėnesius, čia turi susižaisti per 3-4 varžybas ir tiesiog šiandien reikėjo kitokio žaidimo plano negu galvojau. O kam? Tam, kad laimėt. Bet nepavyko. Nepavyko, bet neliūdė. Ačiū. Ačiū.